Prašom. Esame iš ES programos Vaikus jaunimas, atstovavom šitą programą ir ją pristatinėjom čia susirinkusiems tiek jauniems žmonėms, tiek pagrinde mokytojams arba dirbantiems su jaunais žmonėmis. Pagrinde pristatinėjom programos neformalaus ugdymo galimybės ir kaip mokytojai arba jauni žmonės gali įgyvendinti projektus būtent kartu su per programą Vaikus jaunimas. Tai yra įgyvendinami savo idėjas, organizuodami savo veiklas, kuriems jiems patiems yra įdomios. Galėtų jie tobulėti, įgyti tam tikrų žinių, įgūdžių, kompetencijų, naujos patirties, susitikti su jaunais žmonėmis iš kitų šalių, pasidalinti tuo, kas jiems, sukurti kažką tai naujo ir tiesiog užsiimti veiklą, kuriems jiems patiems yra įdomi ir naudinga. Ką galvojate apie parodą? Paroda manom, kad yra naudinga. Gal norisi linkėti, iš karto prie linkėjimų eiti, bet norėtųsi palinkėti tiems žmonėms, kurie dirba su jaunais žmonėms arba ir jauniems žmonėms kartu, tikrai domėtis galimybėmis, kurios yra teikiamos parodoje. Nes labai dažnai sulaukiam atsakymų, kad ne, parvešiu lankstinuką, bet čia kol kas nenorim pakalbėti. Tai norisi, atrodo, linkėti, kad žmonės išnaudotų tą laiką, kai ateina į parodą. Ir tikrai dalyvautų tiek užsiėmimuose, kurie buvo tikrai labai nuostabus ir geri, tiek mūsų įvairiuose pristatymuose ir būtų atviri tam žinojimui ir tobulėjimui. Ačiū. Prašau.